Sveiki. Pradedu savo tinklalaidę Gyvenimas veža. Tai bus mano pati pirmoji tinklalaidė. Aišku, ne viskas vyksta tobulai, nes aš darau pirmą kartą, taip bandau visokius taitlus dėti ir viską ir tai daryti gyvai tiesiogiai, ne be jokio montavimo, kas ne visada yra lengva padaryti. Tai žodžiu, pradedu savo naują podcastą, naują pavadinkim YouTube kanalą. Vaciukas gangsteriukas, va taip vadinsis. Tai yra mano personažas, kurį aš pradėjau kurti jau prieš metus laiko, dar nepilnai metai. Tai buvo labiau, buvo kalėdos, 2024 metų kalėdinis vakarėlis. Prieš jį aš būtent sugalvojau, kad reikia tokį padaryti personažą. Ir tada ir prasidėjo, tai pasidariau ir savo marškinėlius, čia net ne marškinėlį, čia tiksliau džemperiukas yra, kaip pamatot, Vaciukas gangsteriukas, džemperiukas, tai žodžiu. Ir ir maždaug už savaitės planuoju dalyvauti Kaune, vyks Kauno meno, kaip tenai, nežinau, vadinasi Kauno meno, kažkas tai žodžiu, Kauno meno, bla bla bla, kažkoks dalykas, tai ir ten bus Slemas 84. Jame planuoju dalyvauti, pristatyti savo personažą, Vaciuką gangsteriuką. Pasirašiau jau po 3 minutės tam tikrą tekstą ir bandysiu tiesiog būdamas tame personaže jį daryti. Tai žodžiu, dabar dar kol kas nesu tas personažas, aš bus dar Vaclovas, bet toj būsiu Vaciuks gangsteriuks. Persijungsiu. Tai sveiki, esu Vaciuks gangsteriuks, tai pradėsiu savo podcastą. Vaciuks gangsteriuks, žodžiu, toks balselis mano, kaip Vaciuks gangsteriuks. Tai žodžiu, Vaciuks gangsteriuks yra žiauri cool dalykas. Tai žodžiu, nereik bijoti Vaciuką gangsteriuką, nes Vaciuks gangsteriuks nėra blogas, jis yra kaip tik labai geras. Ta prasme, nėra jis geras, bet nėra ir blogas, jis tiesiog yra neutralus. Taip, tinkamiausias sakymas būtų toks. Tai paprastas bachūriuks, su paprastą gyvenimėlį gyvenantis bachūriuks. Žodžiu, yra Vaciuks gangsteriuks, tai jis nėra kažkoks tenai, kad jau ten būtų kažkoks gangsteris. Tai dėl to ir yra gangsteriuks. Tai reiškia, kad tiesiog jisai gyvena tą gyvenimą taip, kaip jis nori gyventi ir nieks jam nenurodinėja. Tai tame esmė. Vaciuks gangsteriuks tai reiškia, kad nereiškia, kad ten jis kažkoks yra nusikaltėlis ar dar kažkoks. Jisai tiesiog gyvena gyvenimą taip, kaip nori gyventi ir nieks jam negali nurodinėti. Tai tame yra esmė. Tai čia toks trumpas prisistatymas, tai yra pats pirms video, pats pirms podcastas ir dar matot, Vaciuks gangsteriuks biški žemaituoja šiek tiek. Vaciuks gangsteriuks, žodžiu. Jis tam tikrą tokį turi akcentą įdomų. Net nežinau, gal jis ne visai žemaitiškas, bet toks kažkoks labai įdomus, kirčiuoja taip įdomiai. Tai Vaciuks gangsteriuks, žodžiu. Tai Vaciuks gangsteriuks yra žiauri cool dalykas ir Vaciuks gangsteriuks yra jėga. Tai mano pirms video. Planuoju daryti ir daugiau, bet žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad gyvenimas yra gražus. Ir nereik parintis. Ta prasme, kartais mes nervuojamės, kad mums ten kažkas nesiseka, bet iš tikrųjų gyvenimas yra gražus. Ta prasme, visos tos nesėkmės, visi ten tie kažkokie nepasisekimai, visada tai nėra nesėkmės, tai yra pamokos. Ta prasme, tai Vaciuks gangsteriuks sako, kad nereik parintis ir viskas yra liuks. Tai žodžiu, kaip Vaciuks gangsteriuks personažas atsakau, kad viskas yra ok, nereik dėl nieko parintis ir svarbiausia yra judėti į priekį, ta prasme, ir atrasti stiprybės, kad iš tikrųjų nes džiaugsmą. Ta prasme, aš esu Vaciuks gangsteriuks ir sakau, kad nesiparinkit. Dabar jau vasara. Kartais, oras gal nėra visada idealus, bet šiandien yra, pavyzdžiui, jau gražus oras, kaip filmuoju 29 birželio. Ir matot, 15 valandų 10 minučių, ne? Lietuvos laiko, East Europe Standard Time, ne? Matot, ten laikroduką dešiniai pusė. Tai žodžiu, gyvenims yra gražus ir nėra dėl nieko parintis. Ir aš sakau, kad tiesiog nesiparinkit, tiesiog viskas yra liuks. Na ir trupa baigsiu turbūt šitą patį pirmą video. Konkrečios kol kas temos nėra. Tiesiog norėjau pasakyti, kad pradedu kažką naujo kurti ir tikiuosi, kad atsiras kažkokių tai
idėjų. Prieš tai dariau angliškai, turėjau YouTube channelį, kur ten angliškai daugiau darau, bet kažkaip atėjo supratimas, karočią, kad lietuviškai vis tiek, esu lietuvis. Anglų kalba vis tiek nėra, aš galiu, bet anglų kalba tiesiog yra sunkiau. Ir dažniausiai tų idėjų gal ne tiek yra, nes tiesiog gaunasi, kad aš turiu perjungti savo smegenis ir, pradėti mąstyti tenai. Vis tiek anglų kalba, programuojant, aš ten esu programuotojas, aš anglų kalbą suprantu, viskas yra bet kai tu reikia pačiam kurti kažką, ne, arba šnekėti, tai yra sunkiau truputį. Aš galiu šnekėti paprastom temom, paprasta šnekamąja kalba, bet kažkaip vis tiek nesigauna, nes aš tiesiog jaučiuosi susikaustęs. O kai būnu Vaciuks gangsteriuks, kuris šneka lietuviškai taip įdomiai ir truputį tokių įdomių akcentų, tai man gaunas daug geriau, aš tiesiog labiau atsipalaiduoju ir jaučiuosi tokiu labiau savimi. Tai būtent tas mano personažas Vaciuks gangsteriuks iš tikrųjų, jisai gal parodo biškį kitokį mane, negu kad aš iš tikrųjų esu kasdieniam gyvenime, bet jis mane taip pat tas personažas išlaisvina, nes aš turiu įgyju tokias savybės ir šneku taip, kaip įprastai nešneku. Tai Vaciuks gangsteriuks, žodžiu, ble, Vaciuks gangsteriuks, le. Tai kol kas aš tų slemo kontento nenoriu dalintis, kadangi tai planuoju pristatyti Kaune, kai bus birželio 27 dieną, 19 val. Tai kas galėsit, kas busit Kaune, Kauno meno, ten kažkas neatsimenu, ten netoli Laisvės alėjos ten yra. Tuoj galiu pasakyti, susigūglinsiu, nes aš biškį noriu tiksliau pasakyti, tai tuoj, sekundėlę, tuoj rasiu. Taip, įsijungiu tą, ką reikia įsijungti, įsijungiu Facebooką ir susirasiu tuoj. Slemas 2025 metai. Ir yra, Kauno menininkų namai. Tai Kauno menininkų namai. Putvinskio gatvė 56. Kaunas, tai ten bus 19 val. Birželio 27 dieną, penktadienį. Tai jau visai netrukus, jau mažiau negu už savaitės, bet praktiškai už savaitės. Tai žodžiu, labai tam ruošiuos, parašiau netgi 3 tekstus, tokias slemo. Tas slemas tas toks yra tarp poezijos ir humoro, toks tarpinis variantas. Tai ir stengiausi, praktiškai keiksmažodžių net ir nebuvo, arba jie tokie buvo lietuviški keiksmažodžiai. Tai bet kol kas kontento nenoriu atskleisti, bet nesijaudinkit, jie bus tokie padorus tikrai ir be keiksmažodžių, arba bent jau tik tais lietuviški keiksmažodžiai, kurie nėra tokie, kad jau ten būtų nesenzūriški, kaip sakyti, nieko nesenzūriško nebus, viskas padoru, bet tokie gana juokingi šiek tiek. Ir būtent tas mano personažas, Vaciuks gangsteriuks. Tai žodžiu, Vaciuks gangsteriuks sako, kad žodžiu, šiandien jau paskęs, ką baigsiu karuočią. Vaciuks gangsteriuks sako, kad baigiam šiandienos trumpą tinklalaidę ir susitiksime, manau, kitą savaitę. Jau bus tada praėjęs tas, kaip sakyt, aš manau, kad aš kitą savaitgalį galėsiu pasidalinti jau YouTube'ai kažkokiu tai, kadangi jau bus praėjęs tas renginukas, kuriam dalyvausiu, tame slemas 8.4. Ir galėsiu pasidalinti įspūdžiais, galbūt netgi ir pačiu kontentu pasidalinti, kurio dabar negaliu dalintis viešai, nes noriu, kad tiesiog, kad tai liktų būtent tam renginiui, ta prasme, ruošta. Tai nebent, jeigu esat mano geras arba gera kolegė kažkokia, ar kažkas, galite visada paprašyti asmeniškai. Jeigu mane pažįstat, arba net ne kolegos, draugai, kurie mane pažįstat, tai visada galite paprašyti asmeniškai, tiesiog aš galėsiu galbūt pasidalinti. Bet šiaip tai neplanuoju, ta prasme, viešai negaliu dalintis, nes vis tiek. Kad po to nebūtų, kad kažkas jau bus matęs, arba netyčia pamatęs, ir po to prasidėti gali visokie niuansai. Tai kad taip nesitiktų, žodžiu, nelabai galiu dabar viešai dalintis, bet asmeniškai, arba privačiai visada galiu. Tai jeigu noriu. Nes visada turiu pasirinkimo teisę, kaip sakyti. Tai dalintis ar nesidalinti. Tai ką, linkiu gražios dienos, gražaus vakaro arba gražaus ryto, priklausomai nuo tada, kada žiūrit. Ir kaip visada mėgstu sakyti, kaip anksčiau sakydavau visada, čiau.